Sveiki, muziejaus tinklalaidės žiūrovai. Šiandien mes kalbamės apie skaitmeninį saugumą ir dirbtinį intelektą. Visuomeninių protestų akivaizdoje susidurėme tik šiem laikam būdingais iššūkiais, tokiais kaip skaitmeninis saugumas ir dirbtinis intelektas. Šios klausimus noriu užduoti KTU dėstytojui, docentui, daktarui Mantui Lukoševičiui. Sveiki, Mantai. Sakykite, prašau, kas yra botai, kaip juos atpažinti ir kaip su jais gyventi? Na, botai plačiuoju apibrėžimu tai yra tokios programėlės, galima sakyti, kurios automatizuoja kažkokius pasikartojančius veiksmus ir palengvina gyvenimą. Čia šitam kontekste siauresniam, jeigu mes kalbame apie socialinių tinklų botus, tai yra tokie netikri vartotojai, kurie imituoja tikrus vartotojus. Na ir jie naudojami įvairiais tikslais. Paprastai ne pavieniai botai veikia, o yra ištisos jų fermos, taip vadinamos, ar fabrikai trolių ar botų ir valdomi centralizuotai. Jie paprastai yra. Čia gal reiktų truputį paminėti, kaip veikia socialiniai tinklai ir socialinių tinklų algoritmai, kad turinys socialiniuose tinkluose rekomenduojamas, na ir patenka ant jūsų naujienų sienos, kai jūs lenkate pagal tai, kiek žmonių įtraukia tas turinys. Tai tie botai paprastai padeda valdyti tuos algoritmus, apgauti tuos algoritmus, rodyti didesnį įsitraukimą, negu jisai būtų natūraliai. Čia iš tikrųjų net yra visas verslo sektorius tokio pilkojo, jeigu ne juodojo, kur nepaslaptis, kad galima nusipirkti ir patiktukus, ir reakcijas, ir pasidalinimus socialiniuose tinkluose. O taip pat šitas technologijas naudoja ir piktybiniai šalių nedraugiškų veikėjai. Botai ne tik algoritmais manipuliuoja, bet ir žmonėmis, mūsų nuotaikomis. Jie dažnai sukuria tokią iškreiptą tikrovės iliuziją, iškreiptą vaizdą, kad atrodo, kad kažkokios idėjos ar komentarai, ar turinys turi gerokai daugiau palaikytojų ar nepritarančių žmonių negu realybėje tai yra. Tai tos reakcijos iš tikrųjų veikia ir žmonės. Mes vis tiek esam socialios būtybės ir eiti prieš srovę visada yra sudėtingiau. Ir jeigu mes matome, kad kažkokį turinį, kažkokias idėjas, daug kas jomis dalinasi, daug kam jos patinka, tai nejučia pradeda manyti, na galbūt čia yra tiesa, jeigu visi taip mano. Tai šitos manipulacijos vyksta su tikslu daryti įtaką visuomenės nuomoniai, netgi rinkimams, sprendžiant kažkokius aštrius klausimus. Iš tikrųjų, tie nedraugiški svetimų šalių veikėjai neretai netgi palaiko abi konfliktuojančias pusės, abi kraštutinės nuomonės tarsi bando supriešinti ir suskaldyti visuomenę, tą poliarizaciją didinti. Kai nori įveikti visuomenę kažkokią ir ją suskaldyti, tai paprasčiausiai žiūri ten, kur natūraliai skyla, kokie tie klausimai yra skaldantis visuomenę. Ir sakykite tada, ar yra kažkoks teisinis reguliavimas, kaip savo asmeninėje svetainėje kovoti su ta labai nepalankia nuomonė ir didžiuliu negatyviu srautu? Ar galima į kažką tai kreiptis? Ar galima naudotis kažkokias skaitmeninės saugos priemonės? Ką daryti paprastam svetainės turėtojui, asmeniniam svetainės turėtojui? Na, čia klausimas nėra lengvas. Dar tikriausiai galima būtų atskirti
veiksmą, kuris vyksta socialiniuose tinkluose ir privačiose svetainėse. Privačiose svetainėse botai gali būti iš tikro naudojami ne tik patiktukam, nuomonėm, komentaram kažkokiem priešiškiem generuoti, bet ir tiesiog sutrikdyti pačios svetainės darbą. Yra tos taip vadinamos paskirstytos atakos, kai tiesiog yra iš skirtingų adresų labai daug kreipinių į svetainę ir ji tiesiog techniškai gali užlūžti, nebepasiekiama būti. Tai čia tokia kita dar kategorija tų botų, galima sakyti. Kaip su tuo kovoti, tai nėra paprastų atsakymų. Yra komercinių sprendimų, yra įmonės, kurios tame specializuojasi, parduoda tam tikrus sprendimus, apsaugas, kad, tarkim, srautas eitų per jų kažkokias tarpinės stotis, kurie filtruot galėtų ir panašiai. Socialiniam tinkle, kai mes susilaukiam krūvos botų reakcijų, čia mes mažiau ką galime iš tikrųjų padaryti. Iš teisinės pusės tai be abejo, jeigu išreiškiamos nuomonės kažkokios tai pažeidžiančios įstatymą, įžeidžiančios, kurstančios neapykantą, tai tada galima be abejo ieškoti, kas čia tie yra tikrieji autoriai ir tuo keliu eiti. Tokio grinai srauto sugeneravimo atveju sunku imtis teisinių priemonių. Ir čia iš tikrųjų, jeigu mes esam socialiniam tinkle kažkokiam, tai daugiau mato, kas vyksta ir daugiau įrankių tai turi pats socialinis tinklas. Mes iš tikrųjų ribotą turim arsenalą priemonių. Kaip paprastas vartotojas. Šiek tiek daugiau įrankių turim, jeigu mes administruojam kažkokį tai tinklapį, tarkim, Facebook platformoje, tai ten truputį daugiau statistikos matom, bet kažką tai blokuoti ir aktyviai padaryti priemonės ribotos. Be abejo, galime pavienius netikrus vartotojus priduoti tam socialiniam tinklui ir jie peržiūri, kartais panaikina, kartais nepanaikina. Socialiniai tinklai bent jau teoriškai apskritai kovoja su tokiu reiškiniu kaip botų fermos, bet čia yra niuansų irgi, nes vienas dalykas tai nėra lengva padaryti, nėra lengva sukovoti, čia vyksta tokia technologinis katės pelės žaidimas arba ginklavimosi varžybos. Tarkim, yra gan nesudėtinga nustatyti, jeigu labai daug vartotojų yra iš to paties kažkokio adreso internetinio vietinio tinklo ir taip išfiltruoti, atpažinti, kad čia veikia kažkokia tai botų ferma, bet tai šiais laikais yra apeinama tuo būdu, kad masiškai perkamos SIM kortelės, pajungiami įrenginiai, kiekvienas tas netikras vartotojas tarsi jungiasi iš atskiro įrenginio, ir panašiai. Atpažinti, priduoti tos vartotojus, trinti, galbūt kažkur išjungti komentarus ar balsavimą. Čia tokios būtų paprasčiausias priemonės. Kaip atpažinti tos netikrus vartotojus? Tai visų pirma galima atpažinti iš to, kad yra neįprastas srautas tų reakcijų ar komentarų. Tarkim, yra profilis ar kažkoks puslapis, kuris paprastai susilaukia keliasdešimt komentarų, staiga keli šimtai yra prie kažkokio tai įrašo ir visi labai panašus, vienas į kitą reaguoja, vienas kitą palaiko ir toksai kaip ir atrodo koordinuotas puolimas, kas dažniausiai ir tiesa yra. Paprastai atsidarius profilį tokio netikro vartotojo mes galim pastebėti, kad arba tas profilis visai nesenai sukurtas buvo, neturi jisai daug draugų, galbūt tie draugai visi labai panašus, dalinasi turiniu kažkokiu atsitiktiniu. Čia truputį gelbėja ir mūsų egzotiška lietuvių kalba, mes galim pamatyti, kad tie ir vardai galbūt ir pavardės panašios lietuviškas, bet nebūtinai kažkokie darbovietės netikros ar
mokymo įstaigos, kartais tiesiog yra pasiskolinami paveikslėliai. Aš, tarkim, esu matęs ir man tiesiog draugai pranešė, kad va, yra tavo nuotrauka, profilis kažkur, tai, na, tai raportuoji tokius iš karto. Ir kad sukurti tuos kokybiškus netikrus vartotojus, tai reikia daugiau investuoti. Tai jų yra įvairaus lygio ir ne visi vienodai lengvai aptinkami. Yra jau tie, kur profiliai egzistuoja keletą metų, jie karts nuo karto kažko tai pasidalina, nėra labai aktyvūs, bet įsijungia tada, kai reikia. Dar čia reiktų pastebėti gal tokį aspektą, kad tos botų kampanijos paprastai nėra tik botų kampanijos, paprastai jos yra didesnė žaidimo dalis ir neretai tas rautas, kuris ateina, jisai nėra vien botai, yra toksai pusiau sintetinis, galima sakyti, rautas ir tarp tų komentatorių yra ir tikrų žmonių apsimetusių, yra ir tikrų galbūt tikinčių tom idėjom žmonių. Kažkokiuose forumuose, grupėse galbūt pranešama, va, žiūrėkit, čia kažkas tai kažką paskelbė, reikia dabar eiti komentuoti. Tai irgi apsunkina tą išrankiojimą, kas čia tikra, kas netikra. Ir kartais visus, kas nepritarė tavo nuomonei vadinti botais, irgi yra klaida. Aš tokių irgi kartais pastebiu atveju, kai žmogus, kurį aš pažįstu, laikosi kažkokios nuomonės, na, kuri dažnai sutampa su tų botų ir kiti draugai tada sako, na, tai ko tu čia ginčiasi, jisai botas. Sakau, ne, jis ne botas, aš žinau, aš jį pažįstu. Sakykit, ar galima apžaisti kažkaip tos robotus ir juos panaudoti savo reikmėm, savo tikslam, ar yra kažkokios technologijos, kurių jie net pažįsta? Apžaisti yra sudėtinga. Na, čia gal keletą nebent galima paminėti aspektų. Tarkim, kaip minėjau, socialiniai tinklai turinį iškelia į viršų tą, kuris susilaukia daug reakcijų. Ir tos reakcijos yra nebūtinai teigiamos. Net ir mum rekomenduoja dažnai ne tik tai, kas mum patiks, ne tik tam savo socialiniam burbule, bet tuos įrašus, kurie mūsų yra didelė tikimybė, kad susilauks mūsų reakcijos. Galbūt ir neigiamas, galbūt mus nustebins, labai šokiruos ar supykdys, kaip čia taip galima kažką tai daryti. Mes gal neigiamus patiktukus ten dėsim. Tai iš tikrųjų tokia kaip kita medalio pusė yra, kad jeigu jūsų įrašas susilaukia daug botų reakcijos, tai tiesiog jisai susilaukia daug reakcijos ir tada iš dalies tai ir padeda populiarumui to įrašo. Aišku, gyvent su ta neigiama reakcija ir ją taip nereaguoti nėra lengva. Sakykit, o kaip atpažinti dezinformaciją? Ar įmanoma atskirti netikrą turinį nuo tikro? Dezinformaciją atpažinti, man atrodo, geriausia yra tikrinant šaltinius, pirminius informacijos šaltinius. Tai jeigu kažkas kažką paskelbė ir atrodo keistai, geriausia yra žiūrėti, iš kur kyla šita, kas yra pradinis šaltinis šitos informacijos. Ar tikrai tai yra tiesa, paieškoti. Tie paieškos įrankiai irgi dabar yra gan neblogi, mes galim paieškoti, ar tikrai tai yra tiesa, ką sako kiti šaltiniai. Galbūt rasime netgi įrašus paneigiančius šitą, argumentuotai paneigiančius kažkokį tai teiginį su nuorodom į tikrus įvykius, į mokslinės publikacijas. Tai dažnai patarimas gal būtų nepasiduoti emocijom ir nereaguoti žaibiškai ir emociškai į kažką tai, o truputį atsitraukti, įjungti šaltą protą ir pagalvoti, čia tiesa ar netiesa, tokį bent jau kažkokį laiko tarpą įdėti iki pasidalinimo ar reagavimo.
iš tikrųjų socialinis tinklas irgi yra tokia ne visiškai kartais neutrali ta erdvė ir iš vienos pusės, socialinis tinklas yra komercinė irgi struktūra, kuri gyvena iš vartotojų įsitraukimo, rodo reklamą, iš to gauna pinigus. Ir iš vienos pusės jis nenori, kad ten būtų vien tik tai netikri vartotojai, nes tikriem vartotojam tai gali nepatikti. Ir yra tokia net negyvo interneto teorija, kad iš tikrųjų pažiūrėti statistiką, tai visas srautas tiek socialiniuose tinkluose, tiek interneto srautas, naršymas, tai vis didesnį procentą tame sudaro netikri vartotojai tame sraute. Ir einama link to, kad mašinos bendrauja su mašinom daugiau negu žmonės su žmonėm tose tinkluose. Tai kai, ir ta negyvo interneto teorija sako, kad ateityje iš vis galbūt nei vieno žmogaus nebeliks internete, čia toks kraštutinis atvejis. Tai socialiniai tinklai galbūt tokio scenarijaus nenori, tačiau dėl to kovoja su tais botais. Tačiau iš kitos pusės jie irgi turi tam tikrų motyvacijų, turėti didelį srautą vartotojų, didelį srautą peržiūrų, tai už tai gauna reklamos pinigus. Tai galbūt išnaikinus tuos visus netikrus profilius paaiškėtų, kad netiek daug yra tų vartotojų, galbūt netiek daug įsitrauks tie esami tikri vartotojai. Tai čia toks irgi yra žaidimas, kur nebūtinai sutampa vartotojo interesai su paties socialinio tinklo. Iš tikrųjų, tie netikri vartotojai, botai, jie ne tik daro įtaką socialinių tinklų algoritmams, kurie apsprendžia, ką mes matom, ko nematom, daro įtaką vartotojams kitiems, formuoja jų nuomonę, kai sudaroma iliuzija, kad visi taip masto ar visi palaiko šitą idėją. Taip pat įperšamos kažkokios tai nuomonės, kažkokios suformuotos istorijos, kažkokie žodžiai netgi, kaip pavadinti kažkurį žmogų ar kažkurį tai judėjimą platinami, tiesiog bando įdiegti mums kažkokią mintį. Bet iš tikrųjų šitie veikimas šitų botų tai net ir daro įtaką patiems turinio kūrėjams, nes galbūt žmogus, jisai neturi kažkokių aiškių pažiūrų ir mato, kad jeigu aš parašiau įrašą remianti kažkurią pusę, staiga susilaukiu daug daugiau reakcijų ir patiktukų ir visi mane giria, o jeigu kažką parašiau, tai visi peikia. Tai gali taip prasidėti toks atskirai nesusitartas bendradarbiavimas tarp kūrėjo ir to botų fermos valdytojo. Taip tas dar labiau apsunkina išskirti, kas yra kas čia iš tikrųjų pagal savo įsitikinimus veikia, yra tikri vartotojai, kas netikri vartotojai. Jie vieni kitus gali skatinti būti toks mišinys. Ačiū labai. Ir dar norėjau paklausti, kokius įrankius, kalbant apie technologijas ir dirbtinį intelektą, jūs pasiūlytumėte naudoti visuomeninio judėjimo dalyviam? Taip, dirbtinis intelektas irgi šiek tiek keičia visas šitas žaidimo taisyklės. Iš tikrųjų negaliu pasakyti, kad jisai lengvina tikriem vartotojam gyvenimą, nes su dirbtinio intelekto įrankiais tuos botus potencialiai galima daryti išmanesniais, protingesniais, panašesniais į tikrus žmonės. Nereikia tiek prirašyti ranka skirtingų žinučių variacijų, kuriom dalintųsi tie botai. Galima pasitelkti dirbtinio intelekto generavimą. Tai ši technologija tokį turi bent jau trumpalaikį poveikį, kad kaip ir
koncentruoja galią, tie, kas jos turi, tai gali dar daugiau turėti, kas valdo tuos įrankius prieš tuos, kas to neturi. Ir taip, čia toksai gaunasi asimetrinis žaidimas, kai vienoj pusėje kažkas valdo tas sofistikuotas botų fermas, o kitoj pusėje eilinis Facebooko vartotojas, kuris kažkokį tai įrašą parašė ir turi ribotas galimybės kontroliuoti, kas toliau vyksta. Bet yra tam tikrų įrankių ir padedančių, galima sakyti, žmonių pusėje, tos visuomenės pusėje. Tai, iš tikrųjų, kad ir organizuoti kažkokius renginius ar protestus, tai tie patys socialiniai tinklai šiais laikais nepakeičiami yra. Taip žmonės ir susižino ir tas nuomonės skleidžia. Čia tokia kaip ir kita medalio pusė, kad nėra cenzūros socialiniuose tinkluose, tai gali savo žinutę paskleisti, kas tik tai nori. Ir vienokia ir kitokia. Taip pat sutelktinio finansavimo platformos dabar darosi labai populiarios, tai žmonės tiesiog gali savo lėšomis remti tiek, tarkim, kovotojus Ukrainoje ar kažkokias tai pilietinės iniciatyvas. Komunikuoti tarpusavį gali efektyviai. Tarkim, Kaune čia nesenai žmonės žudiką sulaikė plikom rankom, naudodami programėlę, kuri veikia panašiai kaip racijos telefone, kur gali tiesiogiai komunikuoti su šalia esančiais žmonėm. Tai tų priemonių yra palankių abiem pusėm, galima sakyti. Iš kitos pusės tos technologinės priemonės ir dirbtinis intelektas įgalina ir masinį sekimą. Jeigu mes turim totalitarinės šalis, valstybės, kurios nori viską kontroliuoti, tai tos priemonės irgi dabar leidžia padaryti tai, ką, tarkim, Orvelas savo knygoje 84 tik tai kaip košmarą parodė, bet realiai nelabai buvo tų techninių galimybių tais laikais, kas gyveno sovietiniai santvarkoje, tai žino, kad tas sekimas buvo gan didelis, bet vis tiek kiekvienoje virtuvėje nebuvo mikrofono ir žmonės turėjo savo tą privačią nuomonę ir pasidalindavo, o su šito skaitmenizacija totalia ir bendravimo centralizavimu atsiranda tos priemonės. Ir mes matom, tose valstybėse kaip Rusija, Kinija, kaip yra valdoma visuomenės. Tai baigiant, turbūt turėtumėm patarimus, kad skaitykit lietuvių kalbą, tikrinkit klaidas, žiūrėkite šaltinius, sekite ir įtartinas paskyras atiduokite socialinių tinklų administratoriams. Turbūt tokie būtų esminiai patarimai. Taip, ir gal kartais tiesiog prisiminti reikia, kad tai socialiniai tinklai nėra tas tikrasis pasaulis ir galbūt ne taip emociškai stipriai nepasinerti į tą iškreiptą realybę, truputį atsitraukti, kartais gal ir išjungti verta įrenginius. Ir tarkim, jeigu jūs parašėt kažkokį tai įrašą ir jis apipultas buvo neigiamų komentarų, reakcijų, galbūt neverta ten labai leistis į didelės diskusijas, o tiesiog rašyti kitą įrašą. Ačiū Jums labai dar kartą ir tikiuosi, kad mūsų pašnekesys bus naudingas mūsų žiūrovams. Ačiū labai. Ačiū Jums.